Mrs. Morkunaite, please. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlamente tikrai džiugi ir svarbi diena. Aš labai tikiuosi, kad mes patvirtinsime šitą mechanizmą, kuris leis piliečiams dalyvauti ES ateities kūrime, ne tik tais renkant Europos parlamentą, bet ir patiems aktyviai dalyvaujant kūrybos procese. Labai svarbu, kad piliečių balsas būtų girdimas. Man pačiai teko prieš kelis metus atstovauti keliasdešimt tūkstančių ES piliečių, teikiant peticiją Europos parlamentui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas tuomet priėmė peticijos pagrindų rezoliuciją. Ir yra didžiulis dalykas, kuomet jauti, kad tavo balsas, kaip piliečio balsas, ES institucijose yra girdimas. Turi būti dialogas tarp Europos komisijos ir tarp piliečių. Negali atsirasti kažkokių situacijų, kurios demotyvuotų piliečius. Ir tai yra žingsnis į glaudesnį bendradarbiavimą ne tik tai tarp institucijų ir piliečių, bet ir tarp piliečių savaime. Tai yra pažinimas, identifikavimas tam tikrų problemų ir bendras jų sprendimas. Bet procesas turi būti saugus, skaidrus ir turim remti subsidiarumo principu. Ačiū. Thank you. Mr. Enciu. Thank you, Madam Chair. First, I want to congratulate Zita Gurman and Alan Lamassur for this report. I strongly welcome the Citizens' Initiative mechanism. It is a very positive grassroots initiative.